Sveiki, kariai! Sveikinu visus su švente! O tai va, o kariuomenė, o išugdės. Laisvai. Tai ačiū už pakvietimą į nuostabų renginį. Esu pirmą kartą čia ir jau per šiandien dieną turbūt bus trečiasis sveikinimas, kadangi labai taip sukrito, kad vienu metu paminime keletą progų, labai svarbių. Šiandien Kaune, Karo muziejaus sodelėje, paminėjom 35-asias pirmosios atkurtos Lietuvos priesaikos, karių priesaikos metinės ir aišku, švenčiame 107-asias kariuomenės atkūrimo metinės. Per tą laiką nuėjom labai ilgą ir vingiuotą kelią, buvo daug negandų, daug buvo ir džiaugsmų be abejo, kas užgrūdino, kas padarė mus stipresniais. Aš turbūt neisiu į tas vingrybės istorinės, kiek visko pavyko įveikti. Man svarbiausia yra turbūt, kur mes einam. Tai yra šiai dienai Lietuvos kariuomenė kaip niekad yra stipri. Ne vien tik tai ryžtų ir žmonių valia, karių valia, bet ir buvimu tarptautinėse organizacijose, tokia kaip NATO, kur yra stipriausia ir galingiausia gynybinė sąjunga, kur šį kartą, skirtingai nuo kas buvo prieš 107 metus arba prieš 35 metus, kai pirmoji priesaika buvo mūsų karių savanorių, mes turime sąjungininkus, kurie pasiryžę kartu su Lietuva ginti Europą, ginti pasaulį nuo blogio. Tai aš manau, čia pats didžiausias ir istorinis pasiekimas, ko gal galėjome mes tikėtis, skirtingai nuo mūsų broliškos tautos ukrainiečių, kurie šiai dienai didvyriškai gina savo laisvę nepriklausomybę, bet kartu gina ir mūsų viso Europos laisvę nepriklausomybę. Tačiau jie kažkokiu tai būdu nesugebėjo, nors buvo kviečiami jungtis prie NATO, bet turbūt pritrūko valios ir dabar tenka jiems kliautis savo pajėgumais. Tai linkiu visiems stiprybės, valios, ryžto, nes nors ir neturim tiesioginio karo šiuo metu Lietuvoje, bet hibridinis karas jisai vyksta dešimtmečiais, dezinformacija, melagienos, bandymas supriešinti visuomenę, ypatingai jėgos struktūras, jisai matomas ir ypatingai tokiose progose arba prieš tokias progas kaip kariuomenės diena, sausio 13, vasario 16, visą laiką pamatom, kiek yra daug dezinformacijos, kiek yra blogų jėgų, kurios nori suskaldyti mūsų visuomenę. Ir čia tik tai aš turbūt vieną vaistą turiu iš to vietoje pasikliauti kritiniu mąstymu, informaciją tikrinti iš kelių šaltinių, pasikliauti, ką šneka ir transliuoja kaip sakant, valstybinės arba vyriausybinės, gal aš kitaip pasakysiu, ką šneka oficialūs šaltiniai, bet kuo mažiau, kaip sakant, pasikliauti įvairiais kaip Telegram kanalais arba kur burbulai tokie socialiniai atskiri susidarė ir ten tik tai yra daug neapykantos ir destrukcijos. Tai linkiu stiprybės, linkiu ištvermės, linkiu būti stipriems, remti Ukrainą visom išgalėm, kad jie savo kovoje tiek už savo laisvę, tiek už mūsų visų nepriklausomybę atsilaikytų ir pasaulis būtų ir taikesnis, ir saugesnis, ir geresnis. Reikia sumušti rusus. Būtinai. Čia turbūt pagrindinė žinutė. Ačiū. Tai pradėsime nuo
tokių klausimų atsakymų sesijos. Rašiau namų darbus, atsispausdinau tiek, kaip yra apie jūs Wikipedijoje. Pasitikrinau kitą šaltinį, oficialų šaltinį turi visą jūsų biografiją. Paskaitysiu, kas yra parašyta Wikipedijoje. Raimundas Vaikšnoras, gimęs 1970 metais Liepos 12 d. Druskininkuose. Lietuvos karininkas, generolas, nuo 2024 metų Lietuvos kariuomenės vadas. Paskui rašo, biografija. 2002 metais baigė generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Pradžia, jo? Tarsi mokomo junginio nėra, čia Wikipedija. Įgijo viešojo administravimo bakalauro laipsnį, 2013 baigė Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karo koledžą, įgijo strateginių gynybos studijų magistro laipsnį. 1990 metais, 990 kovo 11 davė karo priesaiką Lietuvai. Tarsi čia labai įdomiai. 2002, 2013, 1900, tarsi biškis spragos. Tarnaudamas Lietuvos ginkluotose pajėgose, Raimundas Vaikšnoras vadovavo motocisantiniam būriui ir kopai 2 batalionams įsikūrėsiam Vilniuje ir Rukloje, buvo mechanizuotos pėstininkų brigados Geležinis vilkas vadu, vykdė kitas vadovaujančias kaip štabo karininko pareigas, Lietuvos kariuomenės vienetuose dalyvavo tarptautinėje misijoje Afganistane, 2024 Liepą paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu. Čia Wikipedija. Tai dabar užduosiu klausimą. Labai daug informacijos iš tikrųjų. Kaip? Labai daug informacijos. Šiaip sakyčiau, taip. Labai galima kontempliuoti iš konteksto. Tai klausimas yra tokia laida klausimėlis, ne? Čia vat, gimė 1970 metais Liepos 12 Druskininkuose. Klausimėlio tipo klausimas. Galite neatsakinėti. Tamsta generolė, o kiek jums buvo metų, kai jūs gimėte? Sakau, čia klausimėlis. Kiti žmonės dar skaičiuotų, žinote. Tai mes esame tai, kas mes buvom praeity. Ir mažas žmogus formuojasi šeimoje. Nu, paskui mokykloje, gal dar darželėje, kai kurie būna. Ir paskui tampa kariuomenės vadu. Kas buvo jūsų tėvai 1970 metais? Tai aš gimiau darbininkų šeimoje, kaip tuo metu buvo galima sakyti, ir būdavo netgi rašant savo tą aprašymą gyvenimo, reikėjo būtinai nurodyti, reiškia, kokioje šeimoje ten inteligentų, darbininkų, ar ten valstiečių. Gal valstiečių, teisingai. Druskininkai nedidelis miestelis, kurortinis, kas nežinot, tarybiniais laikais buvo sąjunginės reikšmės kurortas, kur vasarą padidėdavo dvigubai beveik gyventojų skaičius nuo 40 000 iki 80 000. Ir tai pagrindė visa ekonomika buvo pagrindė ant paslaugų. Tai mano beje, abu tėvukai dar gyvi, aš tuo didžiuojuosi ir per didžiasias šventes aplankau. Tai tėvas dirbo statybos valdyboje, statė namus, statė sanatorijas, jų net 9 buvo tuo metu, o mama dirbo vienoje iš sanatorijų padavėjo maisto tiekimu, reiškia tiems poilsiautojams, kuriems reikėjo tam tikros pagalbos. Jie atvažiuodavo gydytis, nes druskininkai garsėjo tuo, kad gydydavo tam tikras gastro ligas, reiškia, kas turėjo su virškinimu, dėl to, kad mineraliniai šaltiniai, ten po to galbūt ir odos dalykai, kadangi buvo purvovonios ir taip toliau. Tai va tas dalykas paprastų žmonių šeimoje buvo 3 broliai. Aš buvau vyriausias. Koksai? Vyriausias. Vyriausias. Super. Seserų nėra. Seserų nėra ir gal čia ir mūsų užgrūdino. Tėvas ten laikė labai tvirtai, kartais ir triušiuku pamojuodavo. Gal dėl to neblogą žmogų išugdė galbūt. Ta prasme, švelnus smurtas, auklėjimo pobūdžio. Ar turėjot naminių gyvūnų? Kai augau, tai ne, nors labai prašėm su broliais, kad vien šuniuką turėti. Sako, šuniukai yra kaime,
važiuok į kaimą, vasarą padirbėsi, malkas paskaldysi, padėsi, reiškia, močiutei prie ūkio, ten kiaulės, karvės, visą kitą. Nu, va ten šuniukas ir ten galėsit savo draugauti. Taip, su gyvūnais išsiaiškinom, tėveliai sveikatos abiems. Aš irgi prieš savaitę lankiau mamą, 86. Tai nepaisant jos fizinės sveikatos netobulumo, aš galvoju, norėčiau mentalinę sveikatą tokią turėti. Žinokit, aš su kortom žaisdamas turiu normaliai skaičiuoti. Tarsi, labai gerai sugalva. Taigi, tokie paprasti klausimai. Ar turit mėgstamiausią spalvą? Turbūt ne, bet daugiau linkęs, kaip ir dabar matot, apsirengęs tokia melsvos, žalsvos, nu gal žališ, kadangi kariuomenė, tai ta žalia įprasta, tai turbūt, bet nemėgstu ryškių, gal taip sakyčiau, daugiau tokios prigesintos šviesos spalvos, man labiau patinka. Šiaip tai laukiau atsakymo žalia, nes vis tiek per tiek metų kariuomeniai turėtų išsiskiepyti. Ar turite mėgstamą skaičių? Nu, turbūt ne, bet kažką tai turėtų reikšti. Jeigu numerologija užsiminėjo, greičiausiai išskaičiuotų mano psichologinį paveikslą. Supratau. Oficialioj biografijai žvalgybos specialistas, apie priesaiką paminėjau. Ir kitko, jūs priesaiką priėmėt anksčiau už mane 3 mėnesiais. Aš būrio vadu tapau metais, anksčiau negu jūs. Paskui žiūriu į laipsnius. Mes praktiškai ėjom konkrečiai. Leitenantas tais pačiais metais, vyr-leitenantas tais pačiais metais, kapitonas tais pačiais metais, majoras aš buvau metais anksčiau. Ir nuo 2001 iki 2022 aš pakilau 1 laipsniu. Jūs mane smarkiai aplenkėt. Sveikinu. Tai, žinokit, jeigu salė dar neturi klausimų, pas mane tokia spraga lygtai atsirado. Jums kiek metų buvo, kai jūs baigėt mokyklą? Kai aš baigiau mokyklą, buvo 18 metų. Tvarkoj. O mokomajam junginiai jūs 21. Ką darėt nuo 18 iki 21? Tai aš turiu 2 dalykus, kuriuos gal norėčiau paaiškinti iš savo biografijos. Beje, šitą klausimą susilaukiau ir praeitais metais, kai mane atrinko arba pasirinko prezidentas kandidatų į kariuomenės vadus ir kai man reikėjo parlamente, mūsų Seime, pristatyti savo viziją. Ir buvo būtent tas klausimas, sako, ką jūs veikiat, generolė, kažkaip tai tokios baltos dėmės, sako jūsų biografijai. Tai paprastas atsakymas, 88 metų vasarą įstojau į dabartinį Gedimino technikos universitetą, tuo metu jisai buvo Visiukais vadinasi, Vilniaus inžinerinės statybos institutas, į pramoninės civilinės statybos specialybę ir mokiausi. Mokiausi, taip, įvairiai, bet man patiko braižyba, man patiko šiek tiek tie statybinis priėjimas, bet kas man nepatiko, tai statybinė mechanika. Ten man tokia biški sudėtingi dalykai buvo, tai teko paimti akademinės atostogas, normalu, ne, tai gap years. Ir kaip tik per tą momentą įvyko būtent tie sausio įvykiai, tos, kaip sakant, tragiški įvykiai ir turbūt kaip daugelis to meto patriotiškai nusiteikusių studentų atėjome į parlamentą. Netiesiai, teko prieš tai išorinė apsaugoje pabūti, vėliau formuojant mokomą junginį, atsidūriau viduj ir tapau mokomo junginio kariu savanoriu. Tai va, tai šitas momentas turbūt užsitušuoja, o kai klausai dėl kaip ten su tais laipsniais, aš 2 kartus, būdamas kapitonu, užėmiau pulkininko leitenanto pareigas. Antras departamentas, kai mane tikrino su melo detektorium, sako, Vadė, pas jūs čia kažkaip tai yra spragos, kaip jūs galėjot būti, jūs kažkaip tai nusižengėt kažką, tai žinai, jūs nubaudėt, kaip buvot kapitono pulkininko leitenanto pareigose, paskui staiga vėl kapitono ir vėl pulkininko leitenanto pareigose. Tokia neaiški, nelogiška kreivė, žinai, per 1 laipsnį viskas tvarkoja, bet kai per beveik 2 laipsnius ar ten 3 laipsnius,
Nu, bet tada buvo tokie reikalai, kad jauna kariuomenė, trūko specialistų. Aš vienas pirmųjų su tuometiniu Vilniaus batalionu persikėlėm į Ruklą. O Rukloj, nu žinot, vis tiek tuo metu atrodo kaip ir centras Lietuvos, tačiau daugam atrodo, kad tai yra užkampių užkampis. Nu, jis toks ir buvo iš tikrųjų. Šiandien tai yra, galima sakyti, kariuomenės arba sausumos pajėgų tokia kaip centras teisingai ir netgi sakyčiau su visais tais poligonais, kurie yra, tai toks kaip rojus, reiškia, nes ten viskas sukoncentruota. Tu gali karjerą daryti neišeidamas už ribų Ruklos, reiškia. Ir mokomasis pulkas, ir artilerija, ir geležinio vilko batalionai, reiškia, ir logistika. Viskas vienoje krūvoje. Tai va, tai dėl paprasčios priežasties man teko keletą kartų, kol nepabaigiau mokslų. Kai pabaigiau karo akademiją 2002 metai, gavau būrio vado kvalifikaciją ir bakalaurą, tada gavau majorą ir tada mano karjera, tada jinai ir pradėjo eiti į kalniuką. Ne, tai aš prisimenu tos laikus, kai būsi būrio vadas. Gerai. Tai jau 91 kovo mėnesį aš jau būrio vado pareigas, balandžio mėnesį gavau papeikimą už mano karių vėlavimą į tarnybą, o patvirtino mane būrio vadu spalio mėnesį. Nu, bet nesvarbu. Arba, pavyzdžiui, savanoriška krašto apsaugos tarnyba susikūrė sausio 17, o aš įstojau sausio 21. Ir draugai radikalai, čia pusė jų prie stalo sėdė, sako, o kur tu buvai 4 dienas? Aš kol į stulpą neatsitrenkiau, aš su skelbimu, aš net nežinojau, kad tai vyksta. O kai mane kvietė į kadą, mes buvom tokie žaliaraišiai. Ir kaip Butkevičius sako, viskas buvo suorganizuota šešetukais. Nebuvo suorganizuota šešetukais. Tiesiog du draugai. Tarsi, taip gavosi. Kartais tas šešetukas buvo penketukas, kartais aštuntukas, kartais septynetukas. Ir kai sako, ateik į kadą, sakau, kalašą duosit? Ne, gausi pažymėjimą. Sakau, ko aš pas jūs eisiu? Sakau, kai reikės ateisiu, bet kadangi tai 90, sakau, pažymėjimas reiškia sąrašas. O sąrašas tai yra pirmas konspiracijos pažeidimas, grubus. Ir jeigu jūs norit pogrindžio, tai negali būti sąrašo. Bet, o paskui po sausio 13 man saugiklius išmušė ir viskas. Tai pas mane buvo panašiai, aš nuo sausio 11, kada pirmą kartą prieš rusų automatų vamzdžius teko stovėti, tuometinis Dosafo pasas arba Viršuliškių 36, kur yra sausumos pajėgų štabas. Nuo to momento iki, kai priėmė į mokomą junginį vasario 28 berods, teko per pedagoginio langą stebėti sankirtą, didelį žiedą Rusijos kariuomenės judėjimą, reiškia, ir raportuoti laidiniu telefonu į Sąjūdžio būstinę, kas viskas vyksta. Tai irgi apie porą mėnesių buvau taip pakabintas ore, reiškia. Čia parašyta, žvalgybos specialistas. Tai viskas gerai, pakabintas ore. Ar turime klausimų iš salės? Prašom. Jeigu galima, sveiki, pagarba klausti. Aš nesu niekaip su kariuomenė susijęs, esu menininkas, akademikas ir man kaip ir aišku, ką veikti su vatnikais ar žemaitaitininkais, man čia nekyla klausimų, bet tokį jautrų klausimą, kurį pats savo dar galvoju sprendžiu ir nežinau kaip išspręsti ir tiesiog noriu pasiklausti. Tai vakar buvau pakviestas diskutuoti į signatarų namus, kultūros protesto proga ir labai džiaugiausi ir man čia didelė garbė tokiam jaunam muzikantui diskutuoti su dideliais muzikologais. Neminėsiu muzikologų pavardžių, nes aš gerbiu tos žmonės, jie žinomi žmonės, bet mes, diskutavom turbūt 2 valandas ir iš tų 2 valandų 70% laiko mes diskutavom apie rusų kultūrą. Ir diskutavom giliai apie Talat Kelpšą, apie mūsų poetus, apie daug tokių jautrių klausimų, kurie galbūt realūs ir diskutuokim juos, bet tikriem klausimam, kas vyksta mūsų valstybėje, laiko ir neliko. Ir aš bandžiau judinti šitą dalyką ir bandžiau diskusijoje klausti ir buvo žmonių iš salės, kurie sako, ką jūs čia šnekat, ką jūs darot, kodėl mes šnekam apie rusų kultūrą 1,5 valandos. Aš grįžau namo visiškai sužlugdytas. Tarsi protą praradau, neturėjau ką pasakyti, mano gerbiami žmonės, išsilavinę žmonės, kažkur ne ten. Ką daryti tokiu atveju? Kaip elgtis? Kaip reaguoti? Tai nežinau. Ačiū.
Na, čia turbūt sunku vienu sakiniu atsakyti ir turbūt reikėtų galbūt atskirą 2 valandų tą tokią, žinai, diskusiją, bet tada neliks kada mūsų maestro palinksminti mus būtent šitą progą. Komplikuota iš tikrųjų. Aš susiduriu su tuo pačiu. Aš pažadėjau Valerijų, kad nepolitikuosiu, nes jau buvo apkaltintas porą kartų čia per porą mėnesių paskutinių. Ir paprašysiu visų neuždavinėti politinių klausimų, nes, galiu čia, man filmuoja, tai mane gali labai greitai išryškinti, kad aš kažką tai turiu prieš. Bet mano gal tokias labai supaprastinta, tai labai primityviai pasakysiu, kad yra labai, ir aš susiduriu pastaruoju metu, ypatingai dabar su balionų ta krize, visi nori kraujo, visi nori, reiškia, greitai kažką tai nuleisti, kažką padaryti, greitai kažką padaryti ir pamiršti ir eiti tolyn, kas turbūt politikams yra labai svarbu, reiškia, efektą parodyti prieš visuomenę, nes spaudimas didelis, reitingai krenta ir vadė daryk kažką. Ir dažnai būna, kad pasako, mes dabar jau mušim, tai mušim, o kuo? Ragatkėm, kaip sako, žinai, visą kitą. Ne, mes turim kariuomenę priemonės labai brangias ir taip. Tai ir kai tu sakai žmogui kitą kartą, kad žiūrėk, čia yra juoda, o jis sako, ne, čia balta. Ir aplinkui visi linksi, tai balta. Ir tu apsisuki ir žiūri, kad tu vienintelis. Tai kadangi aš nesu politikas, aš galiu drąsiai sakyti, man visos 4 žvaigždės leidžia nesijaudinti, nei dėl karjeros, reiškia, tų kažkokių, tai žinai, kad jeigu aš dabar būsiu aštresnis, tai gal manęs nepateiks prezidentui aukštesniam laipsniui ir visą kitą, aš viską turiu. Todėl man iš principo yra lengva šnekėtis tam tikrom, bet aišku, reikalinga diplomatija. Reikia suprasti, kodėl žmonės kelia tą klausimą, kodėl jiems tai yra svarbu ir bandyti išlaviruoti. Mano atveju yra, kur aš privalau kitą kartą burną privėręs arba laikyti liežuvį už dantų, ten, kur tokie strateginiai klausimai sprendžiami, reiškia, ypatingai, kas liečia personalą, kas liečia resursus, sakyti, nes aš žinau, kad aš kaip kariuomenės vadas, jeigu aš neturėsiu politikų paramos, aš negausiu nieko, reiškia, gausiu, be abejo, nes visuomenė yra spaudimas, bus visuomenės yra opozicija, bet todėl tas biškai palaviravimas diplomatinai reikalinga. Dabar jūsų konkrečiu atveju apmaudu iš tikrųjų, kad eina klausimai labai svarbus šiai dienai. Kultūra yra dalis kovos tiek su dezinformacija, tiek identiteto, kaip mūsų tautinio stiprinimas, ką ir kariuomenė mes stebime, reiškia, kad kaip ir klausimas, kur aš kokioje šeimoje gimiau, kaip aš augau, ar religingoje, nereligingoje, tikiu Dievą, ne. Nors čia kaip šiaip nėra labai svarbu, bet vėl, jeigu aš būčiau gimęs komunistų šeimoje, turbūt aš būčiau vėl visai kitoj vietoje, nes ideologija yra svarbu. Ir menas dažnai būna tam tikros, netgi teigiama prasme, ideologijos tos mūsų identiteto, kaip sako, kaip lietuvių tautos tam tikri, kaip gairės, kaip ir kryptis. Tai aš manau, kad nereikia nusileisti, nereikia sustoti, reikia eiti į priekį. Galbūt nebuvo tuo metu kritinės masės, kad jūs vienintelis kalbėjote tik ta tokia ryškia tema, turbūt reikia apsidaryti aplinkui, nors iš protestuotų, aš pilietis, aš pirmiausia dabar šneku kaip Vaikšnoras, kuris yra Lietuvos pilietis, kuriam ne tas pats, kas vyksta, ir aš tiksingai tas ministro paskirimas toks buvo, juokingas labai momentas, tegu net gydėta, reiškia, į YouTube šitą dalyką nebijau, bet turbūt tų, kurie supranta, yra daugiau negu turbūt, kur jūs patekote į tą diskusiją, kurie nesuprato, reiškia, apie ką eina kalba. Greičiausiai, bet, žinai, aš darau prielaidą. Tai stiprybės. Nenuleiskit rankų. Aš, jeigu leisit, trumpai papildysiu. Kultūra yra mūšio laukas. Aš žvalgybiniais sumetimais nuėjau į tokią diskusiją, konferenciją, įsiėmę buvau. Taip. Ir graži diskusija apie nieką. Ir aš jau ruošiu klausimą, kada civilinis asmuo, ir galvoju, prieš ką jūs einat, aš supratau. Kur? Objektyviškai, kur mes einam? Bet pirmoje eilėje sėdėjo žali moterytė, kuri uždavė tą klausimą. Man nereikėjo įsišokti, aš tam sugebėjau pratylėti visą laiką. Nelabai mane panašu, bet aš sugebėjau. Ir atsakymas buvo į šviesų rytojų. Žinokit, taip aišku pasidarė, žinote. Lyg tai dabar tamsoj būtume. Tai yra, prieš ką yra labai paprasta. Kur? Paprasta nėra.
Ir kadangi aš dar vėliau grosiu, aš buvau pankas, anarchistas ir paskui Kaune grojam ir ateina publika ir sako, Šerelis, sako, tugi pankas buvai. Kaip tu atsidūrei kariuomeniai? Pankas, anarchistas atsidūrei kariuomeniai. Sakau, žiūrėkit, griaut buvo paprasta. O kas pastatys? Aš neturėjau pasirinkimo. Aš nesirinkau, laikas pasirinko mane. Gal dar klausimų iš salės? Milda Matulaitytė, su švente tamsta, ačiū Jums už tarnybą, visi Lietuvos kariai, visus Lietuvos karius sveikinu su švente. Sakykit tamsta, kaip Jūs matote, kiek homogeniška yra šiuo metu Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos visuomenė? Ir ko labiausiai Lietuvos kariuomeniai trūksta iš Lietuvos visuomenės? Ačiū Jums. Irgi toks nelengvas klausimas. Šiaip aš galvoju, kad su visuomenė mes kuo daugiau, tuo geresnį santykį turim. Visom prasme. Nes tiek, čia vėl ne mano tas, kaip sakant, tikslas, kurį aš atėjęs arba perimęs tas pareigas kėliau, vis tiek mes laikui bėgant nuo dabar visuotinio šaukimo, aišku, jis dar truputį kaip miražas, einam prie visuotinės gynybos. Visuotinė gynyba, tai ir Ukrainos karas parodė, kad negali piliečiai stovėti nuošaly. Kai vyksta karas, vieną kovotoją fronte remia 9 civiliai žmonės. Ir nebūtinai civiliai, tai yra ir pareigūnai, ir kitų tarnybų, kurie tam tikras paslaugas teikia, nes reikia maitinti, reikia elektrą užtikrinti, kad būtų energijos tiekimas, reikia vandentiekis, kad vyktų, reiškia, galų gale gamyba veikia, reikia šovinius gaminti, ir visi su tuo susiję dalykai. Tai aš manau, kad visuomenės įtraukimas ir tas supratimas, ypatingai dabar, jisai yra kaip niekad didelis. Ar jis galėtų būti geresnis? Taip, turbūt. Nes tik tai negandos kitą kartą mus priverčia, tas spyris į užpakaliuką, reiškia, priverčia ridentis ir kažką tai galvoti, kažką tai daryti. Tai jeigu dabar iš šių dienų perspektyvos žiūrėti, kas galbūt nėra tiesiogiai mano atsakomybės, reiškia, laukas, bet tiek pati į civilinės saugos perinam į civilinę gynybą. Vidaus reikalų ministerija daug deda pastangų. Žmonių informavimas. Šauliai labai daug prisėda prie tos supakavimo išgyvenimo kuprinės. Kariuomeniai nuo kovo 1 pradėjo veikti karo komendantų valdyba, kur visi žmonės, kurie gal savo laiku neturėjo galimybės įgauti karinį rengimą, pradinį karinį rengimą, gali stodami į komendantūras gauti minimalias žinias ir prisidėti, kuo gali. Nebūtinai su ginklu. Tai yra labai nemažai veiklos krizės karo metu, kur reikalingi inžinieriai, elektronikos specialistai, aukštų technologijų specialistai, kurie padėtų valstybei išgyventi tam tikrą laiko tarpą, kada didysis, grėsmingas, pasak rusų, žiaurusis NATO ateis ir išvaduos ir nugalės, ne tik išvaduos, ir nugalės Rusiją ar ten kitą agresorių. Tai manau, čia, jeigu taip apibendrinant, yra supratimas, netgi pagal tai, kiek dabar žmonės pagal apklausas vis daugiau ir daugiau procento žmonių suvokia savo vietą, rikiuotėje ir ką tas žmogus darys krizės atveju. Ir tai džiuginantis dalykas, bet ar čia to gana? Turbūt ne. Mums reikia dar daug įdėti pastangų tam, kad mes geriau suprastume vieni kitus ir nebūtų tai sakyti, tik kariuomenė tą daro, o mes kažkaip tai patyliukais pasislėpę po lapais pabūsim, reiškia, ir kažkaip išlauksim. Arba pabėgsim į vakarus. Nereikalai. Aš dar durčiau, nes mėgstu tokią frazę. Prioritetai patikti ne prioriteto tvarka. Skamba kaip absurdas. Bet jeigu prioritetai yra tie, kurie negali viens be kito judėti, tai tada tai tampa logiška. Ginkluota šalies gynyba yra tik tai viena iš gyvybiškai svarbių funkcijų, kurią išbrauksime. Dar klausimų? Amstavadė, dar kartą su visai priartėjusią kariuomenės diena. Audrius Skaistys, čia koralų vaikis, čia toks vienas prieš tai Feliksas kalbėjo iš koralų, dar vienas vietinis. Tai iš tiesų paprastas klausimas, atsakymas turbūt irgi aiškus, bet vis tiek norisi užklausti, kiek valstybės gynimo fondo lėšų galėtų būti skirta ne krašto gynybos reikmėms. Šiaip tai susilaukiu tokių klausimų ir žurnalistų. Žinot, mane aš čia burktelėjau vieną kartą apie trinkeles,
čiut manęs ten, kaip sakant, nu gerai, nepasakosiu detalių, reiškia, bet kadangi esu konstitucinė figūra, manęs nėra taip paprasta, va taip paėmiai susirinko keli ten, žinai, bendražygiai ar bendraminčiai ir reikia, kad prezidentas pateikimą duotų, Seimas turi prabalsuoti, reiškia, ir va, tai galiu sau leisti kitą kartą, bet faktas, kad šiai dienai sudėtinga dėl paprastos padėties, situacijos, kadangi tie svarstymai vyksta dar komitetuose ir dar sunku pasakyti, kokia dalis kur nueis, todėl arba spekuliuočiau, nes nežinau iš tikrųjų, arba tai gali būti blogai suprasta kažkaip, tai kitaip, kad vadas dar nežinodamas galutinio rezultato jau pradeda, reiškia, tų rizikų yra, mes matom ir spaudos, reiškia, ir ką ir opozicija kelia klausimą. Kad tai yra kažkas tai naujo, turbūt ne, ir anksčiau buvo kartais tokių bandymų, žinote, dvigubos paskirties, bet dabar mes neturim to luxury, kaip sakant, neturim tos prabangos, kad gynybai skirtas lėšas pradėti investuoti kažkur į tą, kas yra visiškai šiai dienai ne prioritetas ir žinant, kad pagal tam tikrų analitikų pasisakymą, net tie patys vokiečiai sako 3-4 metai, nu gerai, čia yra apie tą gebėjimą rusams pasiruošti. Ar jie norės, ar ta valia bus kažką tai daryti, čia viskas priklausys dabar nuo mūsų. Nes procentai, priemonės, kovinė parengtis, ką Milda paklausė, reiškia, apie visuomenės susitelkimą, tai yra atgrasimas. Tai yra pats geriausias ir stipriausias atgrasimas, kaip sakant, neprieteliams. Tai sakyčiau, gerbiamas Audriau, dėja, negaliu to atsakyti, bet turbūt gruodžio vidurys ateis ir matysim. Ir tada kilsim į kovą, jeigu ką. Paskutinis, kraštinis. Labas vakaras. Jūs, vadė, sveikinu su kariuomenės diena ir visus kariškius sveikinu. Esu medikė ir mediko mama. Jisai baigęs apmokymus ir turi jaunesniojo karininko laipsnį. Ir keista, kad šitų rezervistų nekviečia apmokymams ir kaip ir atrodo, kad nieko čia nevyksta. Ir aš manau, kad ir ne tik mano sūnus, bet ir tie žmonės, kurie ir sovietmečiu yra karo medikai. Ir jie irgi laukia, kada bus pakviesti, kad jeigu ką, žinotų, kaip reikėtų elgtis medicinai. Ačiū, labai geras klausimas. Iš tikrųjų, dar prieš tai buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys buvo pradėjęs biškį reformuoti arba klausti, kaip su medicina. Kaip su medicina pas mus aplamai valstybei ir karo medicina ir Lietuvos kariuomenė. Ką jis rado ne kažką, reiškia, nes mūsų įstatyminė bazė yra šiokia tokia biškį padrika. Mes netgi turėdami karo medicinos tarnybą, labai daug įstatymų yra Sveikatos apsaugos ministerijos prižiūrimi ir mums tokia kaip dviguba gaunasi krūvis, reiškia, kad ką mes galėtum gal lengviau arba laisviau, ir ypatingai kas liečia Ukrainos patirtis, adaptuoti realiam gyvenime, nes yra labai strikt, kaip sakant, labai apribotos Europos Sąjungos ir visokios kitokios dalykai. Tačiau, organizacinė prasme, jau yra sugrupuota, tai kur yra problema, kad kol kas Krašto apsaugos ministerija su Sveikatos apsaugos ministerija nesusitarė, tai kurie medikai eis kur. Nes dalis medikų turi likti civiliam sektoriui, gydyti, gelbėti žmonės karo metu, kas bus turbūt nemažas kiekis, tas pats iš Ukrainos, ir kokia dalis turėtų eiti į kariuomenę. Tai šitas man davė jau datą iki gruodžio vidurio konceptą tą pristatyti, mūsų karo medikai, ir kiek mes suformuosim, reiškia, tų brigadų per roles, 1, 2, 3, su chirurginiais pajėgumais ir tokiu būdu turės. Tai užleistas reikalas, sutinku, gal neišduosiu, čia labai didelės paslapties, kad šiek tiek buksuojam ir vėluojam, bet valia yra, noras yra, konceptas yra, žmonės
yra, juos tik reikia suorganizuoti, sudėti, kaip sakė, lentynėlės, į stalčiukus ir kad jie žinotų. Ir va būtent per pratybų prizmę. Šauliai, aš žinau, kad šauliai labai gerai daro. Tik šauliai, kur problema, kad šauliai viską tik tai asmeninių, kaip sakant, ryštų savo lėšų sąskaitą. Ir va šitoj vietoje, sakau, manyčiau, kad tai neteisinga. Mes turim remti, mes turim ekspertus, specialistus kažkaip tai kompensuoti jų išlaidas ir tokiu būdu būti geresniems. Medicina. Aš jau paminėjau prieš tai gyvybiškai svarbias funkcijas. Pas mus yra mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas. Yra toksai CMPR sąrašas, civilinis mobilizacinis personalo rezervas. Tie žmonės, kurie yra civiliniam mobilizaciniam personalo rezerve, jie nebus šaukiami į karą. Jie bus skirti užtikrinti kitas gyvybiškai svarbias funkcijas, kad būtų vanduo, kad būtų elektra, kad civiliai žmonės nukentėjęs nuo bombardavimo gautų medicininę paramą, ne tik kareiviai. Reikės senukus išvežti. Tam, kad užtikrinti tas gyvybiškai svarbias funkcijas, dalį žmonių, pažeidžiamiausių žmonių dalį, reikės evakuoti. Ir tie žmonės, kurie organizuos evakuavimą, organizuos stovyklas, maitins, gydys ir taip toliau, jie nebus kariai. Bet visos funkcijos turės būti užpildytos. Čia yra didelė sistema, aš neprisimenu. 70 000 žmonių ten labai daug. Tai esmė tame, jeigu mes galvojam, kad kažkurio 1, 2 ar 10 žmonių nepakvietė į kariuomenę, nereiškia, kad jie neturės ką veikti karo ar krizės metu. Bet aš gal tik pridėsiu, man būtent tas CMPR-as, beveik visi medikai yra būtent tenais. Ir mes negalim imti šiaip, čia yra daugiau įstatyminė bazė, reiškia tokia, kad mes negalim jų kaip rezervistų imti, nes jie yra jau suskaičiuoti būtent tų kitų. Bet sakau, darbas vyksta, manau, kad mes įspręsim tą rebusą. Tai šviesus, juokingas, komiškas, bet koks prisiminimas iš mokomojo junginio, nes visgi Lietuvos kariuomenė atkurtos Lietuvos, dar kartą atkurta Lietuvos kariuomenė buvo 92 lapkričio 19. Ir realiai viskas prasidėjo nuo skato ir nuo mokomojo junginio. Jūs žalią uniformą dėvėjote ar iš karto tik juodą kamufliažą? Ai ne, tai buvo žalia uniforma, nes būtent mokomojo junginio visi kariai, kaip ir skato kariai, buvo pereita nuo juodų prie žalių. Ir dėvėjo maždaug, sakyčiau, jo, kažkokie metus pusantro, kai jau pasirodė tas jau dėmėta pirmoji tokia lenkiška labai. Nežinau, iš kur į tą medžiagą gavo, bet tokie mes labai didžiavomės, pirmas. Dar ankičiai buvo. Ir liemenės buvo. Liemenės? Aš turiu. Dar nesudrožiau. Tai gal turit kokią nors pabaigai tokią apie mokomąjį junginį, kas čia? Šiaip mokomasis junginys mums paliko, man asmeniškai, labai gilų pėdsaką, nes pamačiau tokius žmonės, kurie buvo labai skirtingi. Tu apie save pasakei, kad labai daug neformalų buvo. Vilniečių, kauniečių. Ir ten tokia publika buvo, marga, vadinkim, nuo tų, kurie ten gatvėse neleisdavo niekam praeiti, jeigu tu jo nepažįsti, iki tokių paprastų meniškų žmonių, kurie ten ir gitarą pabrazdindavo, reiškia, ir kirpti mokėjo, ir mes ten vieni kitus. Tai galbūt kažkokios intrigos nėra. Man teko, beje, būnant mokomojo to junginio sudėty, apie 3 mėnesius praleisti Kaune, dabartiniam jėgerių batalione. Tai buvo Kauno kuopa, kur tada kauniečius suformatavo, reiškia, panevėžiečius surinko į Panevėžį, siuntė, į Jurbarką jurbargiečius, kauniečius į Kauną, ir ten pradėjo formuoti atskirus padalinius, ir ten buvo labai įdomu. Ten vienu žodžiu, bet žinokit, gal geriau kai ką palikti taip prisiminimuose draugų rate, nes kai kuriais dalykais žinau, kad vis tiek buvom jauni, galbūt dabar šiandien dieną neslidžiuotumėm, reiškia, bet tokie buvo laikai, toks buvo supratimas, tai gal palikim, kaip sakant. Kaip prapai, aš išgirdau, ką tu pasakei, ar bus knyga memuarai? Po kokių 15 metų, aš suprantu, čia reikės palaukti. Po 15 greičiausiai viską pamiršiu, gali tekti mane už rankutės vežioti. Bet apie knygą gal ne pirmą kartą girdžiu, kad toks, sako, Vadė, rinkite medžiagą, rinkite užrašų knygutes, dėliokitės kažkur tai į šoniuką, po biškį, nes kai ateis tas momentas, gali viskas va kaip tam vargšo jaunuoliui sudegs viskas, reiškia kažkaip. Tai kad nesudegtų, reikia viską dėti į dėžutes
ir galbūt vieną kartą kažkas tai, ta žinot, kibirkštėlė, kad reikia kažką prašyti. Taip, būnant reguliariu arba oficialiuose pareigose, daug ko negali parašyti. Ir aš prisimenu, kai generolas Pocius savo pirmąją knygą pristatė, kol kas vienintelė, bet sakė, gali būti ir dėl to, kad kol jisai užima pareigas, daug istorijų negali papasakoti, nes dar yra gyvų žmonių, apie ką tai būtų. Žukas biški atviresnis, ypatingai antroji knygoje, tai jisai ten iš tikrųjų dar ir esamus politikus. Nežinau, reikia pagalvoti. Nesu galbūt iš tų tokių rašytojų didelių, bet ką gali žinoti, reiškia, kaip gali gyvenimas pasakyti. Pradžiai jūs rašinėkit ir dėkit į stalčių, o ateis ta diena, kai reikia. Nes kiekvienam karininkui su amžiumi nutinka du dalykai. Pirmas, suprastėja atmintis, o antro aš neprisimenu. Tai dėl to užsirašinėjau. Tai kadangi sakėt, viso koncerto gal ir neišbūsit, tai aš jums padovanosiu grupės Delčia gyvo koncerto įrašą. Aš čia užrašėm vardą, ne pareigas, su KD kariuomenės diena, data ir abiejų šiandien grosiančių narių parašai. Ačiū kariuomenės vadui. Ačiū labai. Tamsa badome durtuvais ir nežinai, kas yra už kampo, kai tik šviesą pamatai, akis nieko nebemato. Šeštas jausmas sako,